Šiandien priminsiu jums praktikas, kurias mes mokėmės mokymuose. Pirmoji praktika. Jeigu prisimenat, ar ne? Įkvėpimas, fiksavimas kvėpavimo, nuleidimas iki šakninės čakros, sulaikymas, ausies patrinimas spenelio, kitos ausies patrinimas, pakėlimas alkūnių ir perėjimas į aukštesnį lygmenį ausies ir iškvėpimas. Darome visi kartu. Kartojame pratimą 2 arba 3 kartus. Sekantis pratimas yra įkvėpimas, užfiksavimas, energijos nuleidimas iki šakninės čakros ir kairės pusės nosies trinimas, dešinės pusės viršuj ties nosies viršūnėlę, kita viršūnėlę, tada nosies nugarėlę trinam, pačią viršūnę ir numetimas ir iškvėpimas. Darom pratimą kartu. Pratimą kartojam 2 arba 3 kartus. Sekantis pratimas. Įkvėpimas, energijos užfiksavimas, nuleidimas iki šakninės čakros ir pirštu nuo nosies pradžios triname visą nosį, visą kaktą, per visą pakaušį, tada staigus judesys atgal ir iškvėpimas. Darom pratimą kartu. Pratimas kartojamas 2 arba 3 kartus. Ir paskutinis pratimas – užfiksavimas kvėpavimo, įkvepiant ar ne, nuleidimas ir rankos paimamos štai taip, dedamės prie krūtinės ir masažuojam pakankamai aktyviai, sukamės 3 kartus į vieną ir į kitą pusę. Tada fiksuojam, nuleidžiam ir iškvepiam. Darom pratimą kartu. Pratimas yra kartojamas 2 arba 3 kartus. Ir užbaigiam visus pratimus energijos stabilizavimu ir harmonizavimu per visą kūną. Tai yra pliaukštelimai nuo pakaušio, per visą kūną, per pečius, rankas delnus, sėdmenis, pirštus ir pakilę, atsikėlę, nusipurtom. Ačiū labai. Iki malonaus.